Kitą dieną Darijus vis dar negali atsigauti. Jam vis dar sunku patikėti, kad Jazmino nebėra. Aišku, jam tame kaime nelabai patiko gyventi, bet tai vis dėlto buvo jo gimtasis kaimas. Jį paguosti norinti Kasandra pasakė: aš nusprendžiau apsilankyti pas raganą Reroviją. Ji labai protinga ir manau, kad su jos pagalba mes greit išsiaiškinsime, kasgi vis dėlto atsitiko Jazmino kaimui. Tada Kasandra, pamačiusi Darijaus žvilgsnį, suprato, kad jam nelabai įdomu, kas iš tikrųjų tenais atsitiko. Buvo panašu, kad jis tik norėjo pasinerti į atsiminimus ir silvartauti. Tada Kasandra, trumpai pagalvojusi, pasakė: skrendam kartu. Tačiau mintise paskendęs Darijus atsakė, kad nelabai nori kur nors keliauti. Nagi skrendam, įkyriai pasikartojo Kasandra. Negi sėdėsi čia silvartaudamas, kol susirgsi kokia perdėto liūdesio sukelta liga. Jie skrido virš kalnų ir upių, pievų ir ežerų. Tačiau šį kartą Darijus buvo per daug pasinėręs į melancholiją ir svaiginantis skrydžio grožis jo visai nedžiugino. Jie skrido labai toli, daug toliau nei aną kartą, bet skrisdami pasiekė amžinai audringąją jūrą. Skrendant virš bekraštės jūros, tolumoje pradeda matytis iš vandens kyšantis stulpas, o priskridus arčiau paaiškėja, kad tai ne stulpas, o statula. Kuo jie labiau artėjo, tuo ta statula atrodė didesnė. Ir jau buvo galima įžiūrėti, kad tai kažką virš galvos laikančios moters statula. Priskridus dar arčiau, buvo matyti, kokia iš tikrųjų didelė toji statula. Milžiniška moteris virš galvos laikė didžiulį plokščią akmenį, ant kurio ir gyveno ragana Rerovija. Jiems nusileidus, Kasandra, pažvelgus į šalia Rerovijos namo, rėme ištemptą audeklą su jame pavaizduotų ženklų, pasakė: matai tą susikibusias rankas vaizduojantį simbolį? Tai raganų karalienių ženklas ir jis simbolizuoja senų senovėje įvykusi raganų susivienijimą. Kadaise gilioje senovėje pasaulyje vyravo chaosas ir neteisybė. Raganos darė, ką norėjo. Jos tiesiog šiaip iš neturėjimo ką veikti degino kaimus, žudė žmones, viską griovė ir naikino. Ir nieko nebijojo, nes buvo neįveikiamas. Buvo ir kitaip mąstančių raganų, kurioms nepatiko toks nekontroliuojamas raganų elgesys, bet jos nieko negalėjo pakeisti. Kažką būtų galėjusi pakeisti raganų karalienė, bet kai tik kokia galinga ragana pasiskelbdavo visų raganų karalienė, tai anksčiau ar vėliau būtinai atsirasdavo kažkas, kas ją nugalėdavo ir užimdavo jos vietą. Ir taip vienai raganų karalieniai keičiant kitą, nespėdavo įsitvirtinti jokių raganų karalienių įsteigti įstatymai. Vieną kartą 9 galingosios raganos, pavargusios nuo begalinių kovų, nusprendė daugiau nebekovoti. Jos tiesiog susivienijo ir visos kartu pasiskelbė visų raganų karalienėmis. Ir tai buvo geras sprendimas, nes 9 galingųjų raganų vienybės negalėjo niekas įveikti. Ir todėl jos valdo iki šiol. Jų įsteigtas taisyklių kodeksas su laiku įsitvirtino, o tos raganos, kurios atsisakė paklusti, tiesiog buvo sunaikintos. Tada Kasandra, pastebėjusi, kad Rerovijos niekur nėra, pasakė: ji turbūt ten, kalno viršūnėje. Palauk manęs čia, pasakė ji ir nuėjo link aukštyn vedančių laiptų. Lipdama oloje iškirstais laiptais, ji pasiekė kalno viršūnę, kur ir randa savo reikalais užsiėmusią Reroviją. Rerovija matė, kad pas ją atskrido svečiai, tačiau ji buvo įsigilinusi į senųjų tekstų studijavimą ir nenorėjo trukdytis juos pasitikdama. Atėjus Kasandrai, ji nenoriai atsitraukė nuo skaitomo teksto ir atsisukus į Kasandrą pasako: labas, Kasandra, matau, susiradai mylimąjį. Sveikinu. Atsimenu ir aš, kadaise save palepindavau dailaus jaunikaičio kompaniją, bet jau seniai atsisakiau šio malonumo. Juos taip lengva įsimylėti, bet laikas toks negailestingas ir jie taip greitai pasensta ir numiršta, palikdami tave su sužeista širdimi. Ir aš tiesiog pavargau juos laidoti ir jų gedėti. O tu nenorėjai, pasidalinus savąją magišką galią, prailginti jiems gyvenimą? Susidomėjusi paklausė Kasandra. Dalinti savąją energiją? Nustebusi paklausė Rerovija. Tai nesąmonė.
Aš dar niekada nesutikau nei vieno tokio, kuris būtų vertas bent mažyčio lašelio manųjų galių. Ir iš viso meilė yra per daug sureikšminta. Tai tik trumpalaikis susižavėjimas, tik gražus jausmas, kuris greitai praeina ir tampa nusibodusią rutina. Tada Kasandra, pasigirdama, pasakė: jis mane myli amžinąją, niekada nenusibostančiąją meilę. Rerovė jai atkirto: žinai, Kasandra, tokia meilė neegzistuoja. Ji egzistuoja, aš pati tai pajaučiau. Kai perskaičiau jo mintis, aš pajaučiau tokį stiprų meilės jausmą, kuriuo su nieko nebuvo galima sulyginti. Ir visa ta meilė buvo skirta tik man vienai. Tada pavargusi nuo diskusijos Rerovėje keičia pokalbio temą sakydama: bet tu juk ne apie tai atvykai pakalbėti. Kasandra jai papasakoja apie tai, kad jos teritorijoje buvęs didžiulis kaimas dėl neaiškių priežasčių virto pelenais. Ir ji norėtų išsiaiškinti, kas dėl to kaltas, bet net nežino, nuo ko pradėti. Tada ji paprašo Rerovijos pagalbos. Rerovija jai atsako: aš tau mielai padėčiau, bet visiškai neturiu laiko. Aš užsiėmusi rimtu raganų reikalu. Bėda tame, kad mes per mažai dėmesio skyrėme paskutiniajai Sizujos pranašystei. Mes manydamas, kad tik dalis jos išpranašautų pranašysčių išsipildydavo, per daug nekreipėme į jas dėmesio. Bet kuo daugiau skaitau senuosius raganų metraščius, tuo daugiau randu įrodymų apie josios išsipildžiusias pranašystės. Ir tai reiškia, kad galbūt visos Sizujos pranašystės teisingos. O žvaigždžių išsidėstymas naktinėme danguje rodo, kad prasidėjo kaip tik tas amžius, kai turėtų užgimti juodoji ragana. Todėl man nėra kada tau padėti. Aš turiu ieškoti problemos sprendimo. Tuo metu 4 bastūnai keliauja pajūriu. Jie jau seniai nieko nevalgė, ėjo iš alkio gurgiančiais pilvais. Tada Utrūbas sustoja ir atsisukęs į jūrą kitiems pasako: surinkite pagalių laužui. Kol kiti renka į krantą išmestus pagalius, Utrūbas susikaupęs žiūri į atsiritančias bangas ir sulaukęs tinkamo momento paleidžia galingą žaibą, kuris pataikęs į jūrą išsisklaido. Po paleisto žaibo Utrūbas stovi bangų skalaujamame krante, kažko laukdamas. Atsiritusi dar viena banga, grįždama atgal į jūrą, po savęs palieka gausiai žuvimis nuklotą krantą. Susibūrę aplink spragsantį laužą, jie kepė žuvį. Jaunuolis Sajus pirmą kartą buvo prie jūros ir pirmą kartą kepė žuvį. Kad ir kaip jis stengėsi, jis kažką darė ne taip ir todėl jo kepama žuvis vis svilo ir juodavo, tuom sukeldamas bendražygių šypsenas. Tačiau pakrantėje buvo daug žuvies ir iš jų niekas neliko alkanas. Nesulaukusi pagalbos Kasandra nepasiduoda ir nesiliauja ieškoti atsakymų. Ji kadaise magijos knygose skaitė, kad galima iškviesti išminties dvasią, kurie galima užduoti ramybės neduodančius klausimus. Atsivertusi burtų knygą, susiranda išminties dvasios iškvietimo aprašymą, tada ji besivadovaudama aprašytomis instrukcijomis į vazą supylusi keletą eliksyrų ir tardama burtažodį viską sumaišo. Tada skystis vazoje sukibirkščiuoja ir pradeda judėti. Po akimirkos skysta masė pradeda įgauti pavidalą ir dar po akimirkos tampa kažkokia dvasinė būtybė. Baigusi formuotis dvasia paklausė: kodėl mane iškvietei? Tada Kasandra jai papasakoja apie Jazmino kaimą, kuriam kažkas atsitiko, ir pasakė, kad būtinai nori išsiaiškinti tiesą. Dvasia jai atsakė, kad negali padėti, nes ji yra nežinojimo, o išminties dvasia, ir ji gali padėti tik išmintingų patarimų. Iš gretimo urvo užsukęs Darijus Kasandros paklausė: girdėjau, su kažkom kalbėjai. Buvau įsikvietus išminties dvasią, tikėjausi, kad ji padės išsiaiškinti tiesą, bet pasirodo, kad iš išminties dvasios ne ką daugiau naudos, nei iš eilinio kaimo išminčiaus. Tada Darijus paklausė, ar verta šitiek laiko skirti, besiaiškinant tai, kas jau įvyko, kai gresia realus Sizujos išpranašautas pavojus ir tau gali atsitikti kažkas baisaus. Tada Kasandra atsako: nereikia taip stipriai jaudintis, ne visos Sizujos pranašystės pildosi.
ne visos jos būna tikslios. O jeigu jos pranašystė vis dėlto būtų tiksli, tai juodoji ragana dar net nėra užgimusi, o aš jau gyvenu labai seniai. Ir kuo ragana vyresnė, tuo ji yra galingesnė. Tada Darijus, nesuprasdamas, paklausė, kaip suprasti užgimusi? Aš maniau, kad raganos gimsta kaip ir žmonės. Aišku, kad mes gimstame, juk raganomis tampama iš paprastų žmonių. Visų pirma, raganiškas pradas užsimezga paprastame dar negimusiame kūdikyje. Kodėl tai atsitinka, niekas nežino. Nors dažniausiai raganos būna moteris, kartais, labai retai, pasitaiko, kad raganiškas pradas užsimezga vyriškos lyties kūdikyje. Nuo ko tai priklauso, irgi nežinoma. Ragana iš pradžių gyvena paprasto mirtingojo žmogaus gyvenimą, net neįtardama apie joje tūnančias magiškasias jėgas. Tačiau jei ji būna mirtinai sužeista, tai jos noras gyventi prabudina joje snaudusi magiškai pradą ir suaktyvėjusi magija užgydo visas jos žaizdas. Tačiau prabudusi magija daugiau niekada nebeužmiega ir ji daugiau niekada nebebūna paprastu žmogumi. Liūdniausia tai, kad raganiškas pradas prabunda tik mirtinai sužeistam žmogui. Ir todėl, turintis raganišką pradą žmogus, apie tai neįtardamas, gali nugyventi visą gyvenimą ir ramiai savo numirti, taip ir nesužinojęs, kad savyje turėjo magiškų galių. Tada nugrimzdusi į atsiminimus Kasandra pasakė, atsimenu, kad ragana tapau labai seniai. Tai buvo taip seniai, kad net neatsimenu savo gyvenimo iš to laiko. Aš neatsimenu nei giminių, nei draugų, aš tik atsimenu tą dieną, kai tapau ragana. Atsimenu, aš buvau medžiotoja. Pamenu, tą dieną kažkur keliavau. Atsimenu, kad ėjau labai toli, tikriausiai ėjau sekdama medžiojimo gyvūno pėdsakais. Ir dar pamenu, kad man einant per didžiąją dykumą, mane pačią pradėjo sekti laukiniai žvėrys. Aš ėjau per bekraštę saulės kepinamą dykumą, o dėl kankinančio troškulio ir kaitros jaučiausi, lyg būčiau buvusi sapne. Ir net neįtariau, kad paskui mane sekė alkani žvėris. O kai išgirdusi urzgimą atsigręžiau, tai pamačiau, kad esu supama plėšrių į mane alkanomis akimis poksančių žvėrių. Aš buvau ginkluota primityvia spygliuota kuoka. Ir nors neturėjau jokių šansų nugalėti, drąsiai stojau į kovą. Liūtai vis puolė ir puolė, o aš, besigindama, juos vis daužiau. Nors mano kuokos ilgi spygliai plėšrūnams paliko gilias žaizdas, jie nesitraukė. Aš iš paskutiniųjų kovojau už savo gyvybę. Mano visas kūnas buvo išdraskytas giliomis žaizdomis. Ir nors dėl stipriai kraujuojančių žaizdų buvo aišku, kad esu pasmerkta, aš nepasidaviau ir nesilioviau mosikuoti kuoką. Tada žvėris, matydami, kad aš greitai mirsiu, nusprendė daugiau neberizikuoti ir palikę mane nuėjo. Tikriausiai jie planavo sugrįžti, kai aš jau būsiu nebegyva. Nors man ir pasisekė atbaidyti žvėris, aš supratau, kad mano gyvenimas baigtas. Su viskom susitaikiusi, įsitaisiau kuo patogiau ir kentėdama neapsakomą skausmą, laukiau paskutiniojo atodūsio. Tačiau gyvybė vis neskubėjo manęs palikti. Aš visą naktį dejuodama iš skausmo laukiau mirties, o sulaukus ryto pasijutau šiek tiek geriau ir pastebėjau, kad mano žaizdos beveik sugijo. O tada pamačiau grįžtančius liūtus. Tada savo kūne pajutau jėgų antplūdį. Man niekas nesakė, kaip turiu tai padaryti. Aš tiesiog pati supratau, kaip turiu panaudoti savyje esančias jėgas. Aš tiesiog žiūrėdama į besiartinančius liūtus, mostelėjau rankomis ir jų visų galvos susprogo. Nesuvokdama, kas tokia esu, aš, nerasdama savo vietos, klaidžiau po pasaulį, kol galiausiai sutikau kitą tokią kaip aš. Tada ji man paaiškino, kad aš esu ragana ir kad ji mane, kaip ir bet kurią naujai tapusią raganą, privalo palydėti iki artimiausios raganų šventyklos, kur mane kitos raganos apmokins, kaip naudotis savo magiškomis jėgomis ir supažindys su raganų kodeksu. Aš norėjau kuo daugiau apie visą tai sužinoti ir nesipriešindama ėjau paskui ją.
o kai pasiekėme šventyklą, ji man palinkėjo sėkmės ir atsisveikinusi iškeliavo. Daugiau mes nebuvome susitikę. Šventykloje su kitomis jaunomis raganomis aš mokinausi teisingai naudotis savo magiškomis galiomis. Mes kiekvieną dieną treniravomės iki nukritimo, o kai nualinti treniruočių nebegalėjome pastovėti ant kojų, atmintinai mokinomės raganų kodeksų taisyklių. Mokintis buvo sunku, bet niekas nesiskundė. Mes visos norėjome sužinoti kuo daugiau ir su nekantrumu laukėme kiekvienos naujos pamokos. Ir kai sužinojau viską, ką privalo žinoti kiekviena ragana, ir kai prisiekiau laikytis raganų kodeksų taisyklių, mano apmokymas buvo baigtas ir aš galėjau palikti šventyklą. 4 banditai, priėję prie kalno krašto, pamato žemai apačioje, giliai į jūrą įsirėžusiame kyšulyje, stovintį nedidelį namelį. Kelias akimirkas į jį tyliai spoksojęs Utrūbas pasakė: čia ir gyvena Plastidijus. Jiems besileidžiant žemyn nuo kalno, Utrūbas pasakė: mes per daug pavargę ir geriau dabar jo nepulti. Jis stiprus magas ir puikiai mato tamsoje. Geriau palaukime ryto. Ryte, kai būsime pailsėję iš po kelionės ir kai ką tik patekėjusi saulė bus mums iš už nugaros, kuri akins prieš mus kovosiantį Plastidijų, tada bus pats tinkamiausias laikas puolimui. Šią naktį laužo nekursime. Plastidijus turi gerą uoslę ir todėl gali nepavykti jo netikėtai užpulti. Eidami miegoti gulsime arčiau vienas kito ir šildysimės vienas kito kūno šilumą. Ryte prabudusi Nira išgirsta Utrūbo niurnėjimą. Pramerkusi akis ji išvysta, kad Utrūbas jau atsikėlęs ir stebėdamas Plastidijaus namą susierzinęs murma: negerai, labai negerai, tyliai bumbėjo jis. Kodėl šiandien? Kodėl ne bet kurią kitą metų dieną, o būtent šiandien? Tyliai, kad nepažadintų dar miegančių bendražygių, Nira prisiartina arčiau Utrūbo ir pažvelgia ten, į kur žiūrėjo jis. Tada ji išvysta prie Plastidijaus namo besibūriuojantį būrį jaunų vyrų. Negerai, labai negerai, tyliai po nosim vis kartojo Utrūbas. Kas jie? Pašnibždom paklausė Nira. Tai jaunieji burtininkai, paaiškina Utrūbas. Plastidijus kartais į mokinius priima jaunus magiją valdyti besimokinančius burtininkus. Ir kodėl būtent šiandien turėjo būti jų susitikimo diena? Piktai sumurmėjo Utrūbas. Nieko tokio, raminančiai pasakė Nira. Mes tik truputėlį palauksime ir kai jie iškeliaus ten, iš kur atėję, įvykdysime savo sumanymą. Ilgai reikės laukti. Kai Plastidijus apsiima mokinti naują grupę, tai jai skiria visas jėgas ir visą laiką. Dabar jie visi kartu praleis labai daug dienų. Ir ką tiek ilgai jie veiks, pasidomėjo Nira. Visų pirma, Plastidijus patikrins jų magiškuosius sugebėjimus. Po magiškųjų galių demonstracijos jis išsirinkęs pačius geriausiusius, kitus išsiųs namo. Plastidijus mėgsta sunkumus, todėl nereikia tikėtis, kad išsirinktųjų mokinių grupė bus labai maža. Kiekvieną dieną nuo ankstyvo ryto jie turės treniruoti su burtų lazdomis. Jis juos vers kartoti tuos pačius iki skausmo įgrįsusius magiškos atakos judesius. O po alinančių treniruočių mėsą pietums turės pasirūpinti patys mokiniai. Ir jei medžioklė bus nesėkminga, tai visi bus priversti valgyti prieską košę. Po pietų ilgos iš proto varančios meditacijos, atseit turinčios padėti įsisavinti per dieną išmoktas pamokas. Visada jų nekęsdavau. Tu ką, irgi buvai Plastidijaus mokinys? Nustebusi paklausė Nira. Ne, mes abu būdami jaunaisiais magais kartu mokėmės pas tą patį mokytoją. Mus mokė legendinis magas Jorvas akmenų traiškytojas. Nuo pirmos mokymų dienos Plastidijus iš karto išsiskyrė, parodydamas neeilinius magijos sugebėjimus, tuom sužavėdamas senąjį magą. Plastidijus iš tikrųjų buvo labai talentingas. Manau, kad buvo geriausias iš mūsų visų. Ir visą apmokymų laiką nesiliovė stebinęs mokytojo. Kai pagaliau praėjome visą apmokymų kursą ir tapome magijos meistrais, atėjo laikas atsisveikinti. Prieš mums iškeliaujant,
Jorvas akmenų traiškytojas pasakė atsisveikinimo kalbą. Ta diena jis daug kalbėjo, visiems palinkėjo gero gyvenimo. Dar pamenu, jis kalbėjo, kad pas jį mokintis pradėjo mažai patyrę magai, dabar jį palieka tapę stipriais magijos meistrais. O tada jis atsidūsęs pridūrė, kad jaučiasi per daug pavargęs ir kad daugiau nebeapsims mokinti naujos jaunųjų magų grupės. Tada jis Plastidijui, geriausiam savo mokiniui, kokį tik kada buvo turėjęs, pasiūlė pasilikti ir užimti magijos meistro vietą. Mes buvome jauni ir bebaimiai. Karštas mūsų kraujas virė iš nekantrumo kuo greičiau pabaigti apmokymus, kad kuo greičiau galėtume pradėti keliauti po pasaulį ir patirti daugybę nuotykių. Atsimenu, kaip mes fantazuodavome apie mūsų laukiančius žygdarbius, apie princeses, kurias išgelbėsime, ir pradingusius lobius, kuriuos atrasime. Ir kai Plastidijus sutiko pasilikti ir užimti magijos meistro vietą, mus visus tai labai nustebino. Mes negalėjome patikėti, kad jis, kuris buvo geriausias iš mūsų, išmainė nuotykių pilną mago kovotojo gyvenimą į nuobodų magijos mokytojo darbą. Senasis Jorvas akmenų traiškytojas iki pat mirties padėjo Plastidijui mokinti jaunuosius magus. O seniui mirus, girdėjau, kad visas jo turtas, taip pat ir knyga, kurioje aprašytas kelias į Drakonų kalną, atiteko Plastidijui. Tada Nira paklausė, tai jeigu Plastidijus buvo toks geras magijos mokinys, ar mes iš viso turime galimybę jį nugalėti? Jūs 3 ir dar pridėjus 10 tokių pačių, neturite jokių šansų, o aš gal ir sugebėsiu jį įveikti. Taip, kadaise jis buvo išties talentingas magas ir lengvai būtų mane nugalėjęs, bet per ilgą gyvenimą aš labai sutvirtėjau. Ir kol Plastidijus gyveno patogų ir viskom aprūpintą magijos mokytojo gyvenimą, aš tuo metu tarnaudamas karaliaus armijoje dalyvavau tikruose mūšiuose ir kovojau prieš tikrus priešus. Na gerai, užteks tinginiauti, kylam. Mūsų laukia kova, sukomandavo kovos nuotaiką užsidegęs Utrūbas. O kaipgi jaunieji magai, paklausė Nira, išskersime juos kaip kiaules, šaltai atkirto Utrūbas. Bet jie juk nekokie kvaili išsigandę kaimiečiai, jie žaibus svaidantis magai. Man daugybėje mūšių dalyvavusiam magui kovotojui lygiai tas pats, ar būrys kaimiečių, ar būrys jaunųjų burtininkų. Taip pat kaip ir jums nesvarbu, juodasias ar raudonasias skruzdėles trypėte eidami žeme. Jie susirenka daiktus ir pradeda leisti žemyn nuo kalno. Stengdamiesi nepapulti į akis, jie tyliai leidosi žemyn, akylai stebėdami jaunųjų magų būrį. Pasiekę tokią vietą, iš kur labai gerai matėsi būsimasis kovos laukas, Utrūbas pradeda komandą pažindinti su puolimo planu. Klausykite manęs įdėmiai, pasakė jis. Mes turime kiek galima ilgiau išlikti nepastebėti. Ir kai būsime pakankamai arti, kad mūsų strėlės juos pasiektų, tada pradėsime puolimą. Bet jei mūsų strėlės juos pasieks, tai tada ir jų magiški ugnies kamuoliai pasieks mus. Aš sukursiu galingą, jokios magiškos atakos nepraleidžiantį apsauginį barjerą. Ir kol mano sukurtas apsauginis barjeras, lyg didžiulis skydas, mus saugos nuo jų atakų, jūsų 3 šaudomos strėlės sparčiai praretins jų gretas. Panašu, kad viskas turėtų pasisekti. Bet jei į kovą įsitrauks Plastidijus, ar mes vis tiek sugebėsime laimėti? Jei Plastidijus būtų buvęs namuose, tai jis jau su karštos arbatos katilu būtų išėjęs laukan, kad susipažintų su būsimaisiais mokiniais. Be to aš viską gerai apgalvojau ir manau, kad bet kokiu atveju mes nugalėsime. Tuo metu prie Plastidijos namų besibūriuojantis jaunieji magai, kaip ir paprasti eiliniai jaunuoliai, juokavo, kalbėjo apie paneles ir dalinosi linksmomis istorijomis. Tada vienas iš jų pasakė, kad kai paskutinį kartą buvo užsukęs į taverną, tai vienas iš toli atvykęs svetimšalis, išgėręs karčiojo linksminamojo gėrimo, per daug atsipalaidavo ir nelabai besugebėjo save kontroliuoti. Iš pradžių jis bandė dainuoti, po to bandė pašokdinti stalų šluostytoją, bet kai ji pabėgo, jis ėmė šokti vienas. Tada juokdamasis jaunuolis pradėjo demonstruoti, kaip tas svetimšalis šoko. Tuo metu, nusileidę nuo kalno banditai, nepastebimai artinosi link jų.
Visi kiti jaunuoliai, pamiršę apie ką kalbėjo, susidomėjo sužiuro į kvailą šokį šokantį linksmuolį, o už akmenų besislepiantys žudikai įdėmiai stebi besilinksminančius jaunuolius ir sulaukę patogios progos slenka vis artyn. Taip, juokitės ir linksminkitės, žiūrėdami į šokantį durnelį, ir nekreipkite dėmesio į mus, po nosim sumurmėjo Utrubas. Kvailas visus juokinęs šokis pasirodo ne toks ir kvailas. Greičiau jis buvo nesuprastas. Visi jaunuoliai susidomėję stebėjo naują šokį, stengdamiesi įsiminti jo judesius. Tuo metu pasoloje tūnantis žudikai atsikimša buteliukus su jėga sustiprinančiu eleksyru ir juos užsivertę ištuština. Tada išlindęs iš už akmenų, Utrubas išsitiesia visų ūgiu ir tvirtai suspaudęs lazdą pradeda burti apsauginį barjerą. Tada bešokantis keistąjį šokį jaunuolis pastebi, kad yra visų dėmesio centre ir susivokęs, kad klydo, nustoja vaipytis ir rimtai tęsia šokį. O baigdamas šokį iššoka aukštai į viršų, ketindamas gražiai nusileidęs įspūdingai užbaigti pasirodymą. Ir tada, kai šokėjėlis buvo įsišokęs aukštyn, jį perveria nežinia iš kur atliekusi strėlė. Jie pasimeta ir nesusivokdami, kas dedasi, išsigandę žvalgėsi į šalis. Tada vienas iš jų, rodydamas į tolumoje esančius žudikus, surinka: žiūrėkite, jie ten. Tuo metu Utrubas jau buvo išbūręs apsauginį barjerą ir jie visi saugiai slėpėsi už jo. Tada vienas iš vaikinų, kuris turėjo įgimtų lyderio savybių, greitai supratęs, kas vyksta, imasi vadovauti. Jei norite išgyventi, klausykite mano įsakymų, surinka jis. Pasimetę ir neturintys kovinės patirties jaunuoliai, nežinodami ko griebtis, be ginčų jam paklūsta. Rikiuot, surinka jis. Pasiruošti atakai, toliau garsiai šaukdamas sukomandavo jis. Ir kai visi buvo nusitaikę ir pasiruošę atakai, jis surinka: nagi parodykime, ką sugeba jaunieji burtininkai. Ir užpuolikų pusin pasipila ugnies kamuolių kruša, kurią sustabdė Utrubo sukurtas jėgos laukas. Kad ir kaip tankiai jų pusin belėkė jaunųjų magų paleisti ugnies kamuoliai, Utrubo išburtas barjeras atmušė juos visus. Tuo tarpu už jo saugiai stovinčių lankininkų iššautos strėlės, laisvai kirtusios barjerą, lėkė tiesiai į jaunuosius magus. Tada lyderis surinka: taip nieko nebus, barjeras per daug tvirtas, norint jį pramušti, reikia atakuoti vienu metu. Ir jam davus komandą, visi iššauna vienu metu. Vienas po kito į barjerą subliūkštantis ugnies rituliai, kaip ir vienu metu atlėkė visi kartu, jie barjero nepramušė, tik sukėlė didžiulį plyksnį, kuris visus apakino. O kai po akimirkos jiems grįžo regėjimas ir jie vėl galėjo taikytis, naujos atakos blyksnis vėl visus apakino. Tada Utrubas sušunka: visi užsimerkite ir atsimerkite tada, kada jums liepsiu. Dar jis priduria: tarp jaunuolių atsirado vadas, kuris juos visus suorganizavo. Pasistengkite greičiau išsiaiškinti, kas jis toks, ir kaip galima greičiau jį nudėkite. Tuo metu lyderis drąsiai stovėjo priekyje ir visiems komandavo. Tada atlėkė taikliai paleista strėlė ir susminga jam į akį. tą pačią akimirką jį pervėrė dar dvi atliekusios strėlės ir negyvas jo kūnas aukštielninkas griūva ant už jo stovėjusio vaikinuko ir jie abu nuvirsta ant žemės. Smulkus vaikinukas, šiaip ne taip išlindęs iš po jį prispaudusio kūno, griebia savo lazdą ir tada jis pamato, kad jo lazda sulūžusi. Tuo metu žuvus lyderiui kitas vaikinukas imasi vadovauti būriui ir reguliarus apšaudymas tęsiasi. Po kelių akimirkų naujai pasiskelbusį vadą taip pat pakerta atliekusios strėlės. Šalia jo nugriuvęs dar vienas kovos draugas priverčia jį sunerimti. Ir jis supanikavęs, nors ir gerai žinodamas, kad taip daryti negalima, kad tai gali būti pavojinga, stveria savo burtininko lazdos nulūžusi galą. Ir jį nukreipęs į priešo pusę, sutelkia magiją į lazdos gale buvusį akmenį ir pabando iššauti.
bet ne be reikalo burtininko lazdos kotas toks ilgas, ir jam pabandžius nepasiseka suvaldyti energijos ir ugnies kamuolys žybteli neiššovęs. Nesėkmingas šūvis stipriai sužaloja vaikinuką. Utrubas stovi ir susikaupęs laiko barjerą. Tuo tarpu pro jį lekia bendražygių iššautos strėlės. Kai kurios strėlės prazvimbia visai arti jo, bet jis stovi kaip uola, nieko nebijodamas ir net nekrūptelėdamas. O pro šalį lekiančios strėlės lekia į priešų pusę ir ten suranda savo auką. Tada viena pro šalį lėkusi strėlė perveria vėjyje plevėsuojantį Utrubo apsiaustą. Atsigręžęs pasižiūrėti, kas čia toks taiklus, Utrubas pamato, kad jo apsiaustą prakiurdė Sajus ir apdovanoja jį piktu žvilgsniu. Tuo tarpu 9 taikliai iššautos strėlės lėkė greitai ir tiksliai ir būtinai į ką nors pataikydavo, o kartais jei pasisekdavo tinkamu momentu pataikyti, tai nukautasis griūdamas galėjo dar ką nors pribaigti. Jaunųjų magų gretoms sparčiai mažėjant, išdrąsėjusi žudikų komanda pradeda po truputį artintis link jų. Ir kuo arčiau jie buvo, tuo tikslesnės buvo jų iššautos strėlės. Galiausiai iš jaunųjų magų liko tik vienas jaunuolis, kuris suprasdamas, kad pralaimėjo, pradeda bėgti. Laviruodamas tarp į jį lekiančių strėlių ir bėgdamas zigzagais, greitas ir vikrus jaunuolis, bėgdamas apgaulingais judesiais, vis sugebėdavo išvengti į jį lekiančių strėlių. Žudikai nepergyvena, jie žino, kad vienintelis kelias iš kyšulio yra jiems už nugaros ir todėl greituolis niekur nedings. O jaunuolis, tinkamu metu pasilenkdamas ar laiku iššokęs, vis sugebėdavo išlikti strėlių nekliudytas. Tačiau, kad ir koks jis buvo greitas, kad ir kiek kartų jam pasisekė apgaulingais judesiais išvengti mirties, atsirado ir jam skirta strėlė, kuri jį pasivijusi mirtinai pakirto. Jie, eidami pro nukautųjų jaunuolių kūnus, artinasi link Plastidijaus trobos. Pasiruošę kovai, jie, įdėmiai stebėdami Plastidijaus namą, neskubėdami vis artinasi link jo. Tada, kaip visada kažką kitiems įrodyti norintis Sajus, įsiveržęs pirmyn, greitai nulėkė link trobelės, visus palikdamas užnugaryje. Pasirodo, kažkam reikės labiau praskiesti jėgą sustiprinantį eliksyrą, nepatenkintas sumurmėjo Utrubas. Tada į priekį įsiveržęs Sajus, gerai įsibėgėjęs ir stipriai išsišokėjęs, išspirdamas duris įlėkė vidun ir ant durų įčiuožęs gilyn į Plastidijaus trobą pasiruošė kovai, tačiau viduje nieko nebuvo. Apieškojęs trobą, Utrubas randa kažkokią knygą. Išėjęs laukan į šviesą, ją atsiverčia. Čia ta knyga? Paklausė nekantraudama Nira. Panašu, kad taip. Susimąstęs atsakė Utrubas. Aš dar ją truputį pasklaidysiu, kad įsitikinčiau, kad visi lapai vietoje. O jūs į tą laiką surinkite visus vertingus daiktus ir paslėpkite lavonus. Taip pat nepamirškite jų lazdų. Utrubas greitai perversdamas knygos lapus murmėjo. Taip, tai viskas, ko reikia. O tuo metu Sajus su dvynėmis tempė jaunuolių lavonus prie vandens, kur prikimšę jų kišenes akmenimis juos skandino. O tada jie pradėjo rinkti jaunuoliams priklausiusias burtininkų lazdas. Tada Sajus Niros paklausė. Nesuprantu, kam Utrubui tos lazdos. Kiek žinau, burtininkai gali naudotis tik ta lazda, su kuria yra įpratę, su kuria mokinosi magijos. Pardavę iš lazdų išluptus akmenis gerai pasipelnysime, atsakė jam Nira. Aš net neįtariau, kad burtininkų lazdose esantis akmenys yra vertingi, nustebęs surinka Sajus. Na, tai priklauso nuo mago šeimos. Iš tikrųjų nėra svarbu, koks akmuo yra įdėtas į burtininko lazdą. Bet kadangi magas šeimoje yra didelė garbė ir kadangi jis tą pačią lazdą naudosis visą gyvenimą, tai giminaičiai, kaimynai ar net visas jo kaimas, nenorėdami, kad juos savo būsimaisiais žygdarbiais šlovinsias magas vaikščiotų su pigia lazda, susimeta pinigų kuo brangesniai lazdai su kuo brangesniu akmeniu. Kas žino, gal net tarp tų akmenų rasime deimantą
Įsikišusi į pokalbį, svajodama pasakė Lelija. Tada net nereikėtų žudyti drakono, atsakė jai Nira. Sajus nusitvėręs akmenį ir lyg su kalvio kūju pradeda daužyti per lazdų galus, taip iš jų lukštendamas į jas įdėtus akmenis. Baigus darbą, seserys apžiūrėję ištrauktus akmenis, nusivylusios pasakė: nieko gero, tik keletas vertingesnių akmenų. Užbaigę visus nurodymus, jie grįžta atgal prie knygą skaitinėjančio Utrūbo. Apžiūrėjęs atneštus akmenis, jis pasakė: ne kaži kas, bet pardavę vis tiek kažką uždirbsime. Tada Sajus, pamatęs kažką toli jūroje, pirštu rodydamas į ten, surinka: žiūrėkite, man atrodo, kad matau žmogaus figūrą. Visi kiti sužiūra ten, kur rodė Sajus, bet nieko nepamatė. Tikriausiai jam kažkas pasivaideno, šmaikštaudama pasakė Lelija. Tačiau atsargusis Utrūbas neskuba nuvertinti jaunų akių aštrumo ir pažvelgia ton pusėn per užburtą savo lazdos akmenį. Magijos pagalba kelis kartus pritraukęs tolumoje matomą vaizdą, Utrūbas išvysta kažkokį senį. Ar tai Plastidijus, paklausė taip pat per užburtąjį akmenį pažvelgusi Nira. Sunku pasakyti, abejodamas atsakė jis. Kai paskutinį kartą jį mačiau, mes buvome jaunuoliai. Bet sprendžiant pagal veido bruožus, manau, kad ten Plastidijus. Bet ką jis ten veikia? Turbūt medituoja, atsako Utrūbas. Kiek atsimenu, jis visada mėgdavo, susiradęs ramią nuošalią vietelę, ilgai medituoti. Pamačiusi pusiau pramerktas, pabalusias jo akis, Nira paklausė: kaip manai, ar jis mus mato? Abejoju, ramiai atsakė Utrūbas. Visų pirma, jis labai toli, be to jis dar ir medituoja. O nugrimzdęs į meditaciją žmogus nieko nemato ir negirdi. Be to jis niekada nebuvo bailys ir tikrai nebūtų ramiai sėdėjęs ir stebėjęs, kaip mes žudome jo mokinius. Gerai, pasakė Utrūbas, mes turime knygą, dėl kurios čia ir buvome atėję. Siūlau greičiau eiti iš čia, kol Plastidijus mūsų dar nepamatė.